Kupiškio viešosios bibliotekos parodų salėje vyko susitikimas su ukmergiškiu fotografu ir poetu Albinu Kuliešiumi. Jo kūrybos vakare Meilės viražai buvo pristatyta fotoparoda ir knygos Žodžiai, kuriais tu netikėjai, kelionės po Lietuvą akimirkos. Svarbiausia yra dvasinė būsena. Viskas prasideda nuo to. Nes kada ateina tas pajutimas, ateina po to mintis ir kažkas tai tavo ausis pradeda diktuoti tą tekstą. Aš daug kartų sakiau visose savo parodose ir visur aš nesu rašytojas, aš esu užrašytojas. Aš užrašau tai, ką aš girdžiu, man kažkas pasako tą tekstą ir aš užrašau. Nes buvo tokių atvejų, kada aš rašiau eilėraštį ir į mobilų telefoną ir paskui vietoj išsaugoti paspaudžiau delete, ištryniau ir po 5 sekundžių aš jau nebesurinkau. Nes tiesiog aš jau nebeprisimenu tekstą. Ir visi šitie eilėraščiai yra parašyti iš karto, jie nėra nei taisyti, nei po to, po kiek metų improvizuoti dar kažkas, tai jie parašyti iš karto per kelias minutės ar sekundės. Vakaro metu gitarą grojo Anykštietė Aušra Motekaitienė. Poetas skaitė savo eilėraščius. Basas angelas ateina, šaltam žvaigždėtam danguje, aš jo sparnų šnarėjimą girdžiu. Jis neša meilės ugnį, jam nešalta. Prie jo ateina pasišildyti tūkstančiai širdžių. O baltas sparnį angelė, pažvelk šiąnakt pro mylimosios langą ir mano šilumą jai atiduok. Pabūk sparnais apgaubęs jos sapnus ir jei gali, nuo ilgesio mane tu išvaduok. Šią naktį basas angelas per sniegą ėjo ir nešė mano širdį savo delnuose. Nebuvo snaigių danguje, nebuvo vėjo. Ir mano siela tyliai skendo mylimosios plaukuose. Jaukiai susibūrusius klausytojus, o ypač atidžias klausytojas, poetas palepino savo fotoatvirukais su savo eilėraščių posmais, kuriuos dovanojo už nuoširdų klausimą ir palaikymą. Albinas Kuliešius fotomenininkas ir poetas, gimęs, augęs, dirbantis ir kuriantis Ukmergėje. Savo kūryboje sumaniai derina meninę fotografiją ir poeziją. Net ir rašytojai, tai yra, kaip sako, kad rašyti tai kaip namą mūryti reikia. Rašyti. Aš sakau, aš darau taip, kaip man išeina. O čia visiems jums vertinti, ar tai yra gerai, ar blogai, ar jums patinka, ar nepatinka. Tai aš atiduodu tai, kas man yra duota ir viskas. Mano pagrindinė tema, kaip aš dabar pradėjau suprasti, tai yra žmogaus jausmai. Nes tai yra praktiškai yra patys gražiausi yra klodai, tai yra žmogaus jausmai, tai yra neapykanta, meilė ir visi kiti jausmai, kurie sukuria, jo gyvenimą sukuria praktiškai jausmai. Nes visi kiti dalykai yra kaip ir liktai aritmetiškai aiškus, bet jausmai visą laiką koreguoja bet kokį dalyką. Bet kas suplanavęs, tu gali netekti šito, kad tu sugalvoji, jeigu kažkoks jausmas įsivėls į tave arba į tą žmogų, su kuriuo tu bendrauji. Viskas yra labai greitai keičiasi. Yra, kaip aš neseniai parašiau, yra trapu kaip stiklas, visiškai trapu ir visiškai nestabilu, nes viskas gali subirėti per sekundę. Menininkas kūrė save, bandydamas įvairius menus, netgi prozą. Taip, fotografija yra fantastiškas dalykas, kaip ir moteris, nes moteriškas giminės fotografija. Nėra kitos profesijos, kuri galėtų sustabdyti, pavyzdžiui, akimirkas. Dailininkai tapo ilgai, daro tai, o mes galim tai padaryti iš karto. Pasimti iš gyvenimo tą sekundę, sustabdyti, paskui pakabinti ant sienos, dar kažkur tai, bet yra tą išplėšti iš akimirką, kuri paskui viskas eina į priekį, čia yra praeitis jo, bet tą sekundę lieka. Tai yra pats nuostabiausias dalykas, o tą akimirką žavinga, kaip sakė Faustas. Tai yra sustabdyti ir palikti. Ir ją galės pasižiūrėti kiti netgi po daugelį metų, netgi dabar yra technologijos, kad mes šitą jau paliksim, po šimtus metų praeis. Ir visi pamatys tai. Kai aš studijavau dailę, aš pradėjau ne nuo fotografijos visiškai, aš pradėjau nuo tapybos, nuo molio, medžio tapybą, grafiką, aš perėjau visus ratus ir fotografija atėjo pas mane, nes man trūko kantrybės, aš jos neturėjau. Ir tai buvo daug greičiau ir aš tada užsiėmiau fotografiją. Ir kai pradėjau, tai jau dabar jau 30 metų aš
Nors labai norėčiau atgrįžti į tapybą, aišku, nes tai yra labai fantastiškas dalykas, ten yra spalvos, ten yra daug tokių dalykų, kur tu gali išdėstyti savo mintis, išdėlioti ir tas nuojautas, visas jausmus, viską kitaip visiškai negu fotografija. Nes tai yra rankos dirba, jau nebe fotoaparatas, bet tai yra gyvų rankų darbas, ir tai yra visai kas kita. O šiaip savo kol kas fotografijai gyvenu, dar poezijai ir daugelį dalykų dar užsiminėjau. O kas svarbiausia taip išlieka? Svarbiausia, kol kas svarbiausia yra fotografija, aišku, nes aš iš jos ir gyvenu. Tai yra kaip ir pragyvenęs šaltinis, nes ir kaip ir, sakau, bendravimas su žmonėmis yra, nes tas visas parodas rengiu, nes ne Vokietijoje dariau parodą ir mano albumai ir knygos eina, kurie dabar vakar gavau laišką iš Indonezijos, mano albumą ten vartė žmonės, tai tiesiog kažkaip tai dirbi, negalvoju, paskui kažkaip susipurtė, toks mažas nukeliavo, net ten kažkas nuvežė, viskas faina, taip pat ir kas ir pristatau tą Lietuvą, kad dabar ten vyriausybė skiria daug pinigų reprezentacijom, tai aš darau tai pats savaip. Tiesiog ir iš tikrųjų geri atsiliepimai. Nereikia tų daug investicijų, reikia daug širdies ir jausmų ir biškį negailėti savo laiko ir sveikatos. Fotografijos meną studijavo Vilniuje. Fotoparodose dalyvauja nuo 1982 metų. Nuo 1998 dalyvauja pasaulio lietuvių fotografų kūrybos parodose Čikagoje. Dabar visi skaičiuoja, aš dar gal ne iš tos kartos, jaunimas aišku skaičiuoja labai, bet aš dar galvoju, kad vis dėlto, kuo daugiau atiduosi, to daugiau gausi. Ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų gaunu, nes dabar važiuodamas per Lietuvą, darydamas tos vakarus, iš tikrųjų aš jaučiu tą grįžtamą, tą bangą tokią šiltą kaip Baltijos jūros. Jis ateina, taip ir kažkada kažką darė, nusivylęs, galvoja, kad jau, niekas nevertina kažkas, taip, bet paskui vis tiek tas sugrįžta ir kai tu tą pajauti, tai vėl norisi daryti. Kuliešis yra Almanacho eskizai redkolegijos narys, Ukmergės kino ir fotoklubo Horizontas vadovas. Šiuo metu dirba ir kuria fotostudijoje Žvilgsnis. Jo darbai yra privačiose kolekcijose Anglijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Australijoje, Čekijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Prancūzijoje.